Sveiki visi. Rugsėjo mėnesio pradžioje, kaip jau tampa tradicija, mudvi su Vaida susėdame Šiluvo šventovėje. Laukiame atlaidų ir pagrindinė atlaidų koordinatorė yra Vaida Spangelevičiūtė-Knyžienė. Ir šiandien turbūt norėtume pasikalbėti apie tai, kasgi mūsų laukia, apie tą tradicijos, nes atlaidai jau vyksta jau daugiau nei 400 metų, ir naujumo šiandieno žmogaus dermę. Dažnas klausimas būna, o kas naujo šių metų atlaiduose? Tai man atrodo, pirmiausia, kad pradėkim nuo to, kas jau vyksta ir kas atrodo yra tradicija, bet ko neįsivaizduojame atlaidai. Tai tikrai neįsivaizduojama be būrio žmonių čia aikštėje, kur kiekvieną dieną 12 ir 18 val. Vyksta šventos mišios. Tikrai neįsivaizduojam žmonių susitikimo be to, kad jie atvykę į atlaidus nueina iš pažinties arba neteina pasikalbėti su kunigu. Neįsivaizduoja mūsų jau dabar vykusių atlaidų be keletą metų besitęsusių žiburių procesijos, kur atrodo šiais metais mes turėsime netgi 2 šeštadienius. Vieną šeštadienį eisim taip tradiciškai, kas jau įpratę, tą didesnį tokį ratą su 4 sustojimais, ir šį kartą mes apmąstysime Dievo žodyje, Biblijoje pasakytus mergelės Marijos žodžius. 4 iš 7 pasirinksime, bus 4 sustojimai. Tai 7 dieną, 21 val. Jau iš karto galime kviesti, kad laukiame jūsų atvykstant vakare ir su žvakutėmis apgaubsime vėl Šiluvą su malda, eidami kartu su švenčiausiu sakramentu. 14 dieną šiais metais yra 2 šeštadieniai, 14 dieną, švenčiant 100 metų koplyčios tą sukaktį, mes tikrai norime prisiminti, kad koplyčioje yra ne tik tai kryžiaus kelias, kas būna įprastai kitose bažnyčiose, bet yra ir mergelės Marijos skausmų stotys. Tai tą vakarą turėsime 7 sustojimus, kur apmąstysime švenčiausios mergelės Marijos skausmus. Aš manau, kad mes neapsieisime ir be džiaugsmų, nes vis tiek Jėzus ir kentėjo, bet ir prisikėlė, ką mes turime irgi nepamiršti, ir mes nuolat ir turime švęsti ir Eucharistijos metu ir atlaiduose, bet vis tiek susikoncentruosim truputėlį ir kur mergelė Marija kentėjo, būdama prie Jėzus. Ir tai nebuvo lengva, kaip mes negalim sakyti, kad prisikėlimas gali būti be kančios, be kryžiaus. Lygiai taip pat ir mergelės Marijos gyvenime buvo ir tų skausmų, ir džiaugsmų. Tai apie tai apmąstysime žiburių procesijoje. Gale aikštės mes čia sėdime visai jau netoli, kaip tik pradeda vykti tie tokie pasirengimo darbai. Gale aikštės, kaip įprasta, stovės 2, turiu tau laiko palapinės, ir šiame laike atrodo, mes vis kiekvienais metais kalbam, o gal reikėtų dar vienos. Nes tikrai ten yra ta vieta, kur žmonės nori atvykti, ir tikrai drąsinam visus, aš šitai pasakiau, atlikti išpažintį, bet nebūtinai. Mes pirmiausiai kviečiam atvykti. O galbūt jūs praeidami turite klausimų ir ateiti į tą palapinę, net jeigu jūs, nežinau, niekada nesatėję išpažinties, arba senai ėjote išpažinties, ten budės kunigai, kur jie tikrai turės laiko. Šiame laike atrodo, mes daug kas sakom, neturiu laiko. Net draugam paskambinti atrodo, neturime laiko. Gal kažkas galvoja, kad atvykti į Šiluvą neturi laiko. Mes tikrai kviečiam atvykti, pabūti ir netgi rasti tuos, kurie turės laiko jums. Turės laiko pasikalbėti, išgirsti jūs, galbūt atsakyti klausimus, kuriuos eilę metų jūs nešiojatės. Tai nepabijokim pasinaudotomis galimybėmis. Atvykti, dalyvauti mišiose, žiburių procesijoje, užeiti pasikalbėti pas kunigą, turiu tau laiko palapinę, arba atlikti išpažintį, nes tikrai bus pasiruošusių kunigų, kurie beje ir skirtingomis įvairiomis užsienio kalbomis klausys išpažinčių, tai drąsinam ne tik lietuvius atvykti. Taip pat, aišku, kaip įprasta, 4 kartus melsimės rožinio maldą, apmąstysime kryžiaus kelią, eidami per Šilą, kviesime žmonės įsigilinti į Dievo žodžio dokumentą, konstituciją, apie Dei Verbum, apie Dievo žodį, Dievo apreiškimą, kur kiekvieną dieną vyks katechezės 11 val. Čia aikštėje. Ir jau 2 metai po to, šį kartą bus Piligrimų informacinėme centre, žmonės galės susiburti ir pasikalbėti su žmonėmis, kurie sako katechezę apie tai, ką jie girdėjo. Nes kartais mes išgirstam ir atrodo, išgirdau, bet nežinau, ar tai visai tuo tikiu, ar visai pritariu tam. Tai čia bus dar ta viena galimybė susitikti žmogų, kurio mes galim paklausyti, su kuriuo galim pasikalbėti. Ir dar truputėlį apie keletą naujų dalykų. Tai nauja šiais metais mes kviečiam vaikus labiau įsijungti į Šiluvos atlaidus, ir 12 dieną, kada yra mokslo ir ugdymo diena, bus šventos mišios 10 val. Čia vaikams, o 12 val. Jau vyresniems. Tai pirmas toksai žingsnis. Bet kiekvieną dieną aikštės gale nuo 11 val. Jūsų lauks gerojo ganytojo katechezės.
Tai reiškia žmogus, kuris atsiveža priemonės ir tiesiog padės vaikams nuo 4 iki 8 metų, tokį amžiaus grupę šiais metais pasirinkom, nes mažesniem gal dar per sunku, o vyresnė jau gali dalyvauti mišiose, tai tiesiog padės vaikams dalyvauti ir suprasti, kas vyksta. Išgirsti galbūt kitokiu būdu šiek tiek apie patį Dievą, susipažinti ir su istoriniais dalykais, nes atsivežama ir Kristaus kapo pavyzdys, kaip jis atrodo Jeruzalėje ir vaikai galės prisiliesti. O vakare, tai čia būtų katechezės metu nuo 11 val. Iki 11:45 prieš pagrindinės mišes, o vakare 18 val. Mišių jau metu, nes galbūt šeimos atvažiuos su vaikais jau tik į pačias mišes, tai nuo 18 val. Gerą pusę valandos, kol baigėsi žodžio liturgija, taip pat aikštės gale galės tėvelį atvesti tokio paties amžiaus vaikus ir su jais bus susiimta. Tai tokia šių metų tikriausiai naujovė, kuri mes galvom, kad visgi irgi taps tam tikra tradicija. Taip. Užsiminėm apie katechezes. Įdomu būtų išgirsti, ko šiais metais laukti, kas atvyks ir kas sakys tas katechezes, galbūt kokie asmenys, nebūtinai tam pačios temos, bet su kuo kalbėsime? Pati tema yra apie dokumentą Dei Verbum, nes šiais metais esame pasirinkę pagal tą konstituciją Dei Verbum, tiesiog įsidalinom iki jubiliejinių metų 4 temas ir šių metų tema, jinai susijusi daugiau su Dievo žodžiu ir apreiškimu ir to dokumento analizė ir bus labiau per katechezes. Tai kas nori labiau pasigilinti, galite atvažiuoti pasiskaitę tą dokumentą, jį galima rasti ir taip truputį skyrių po skyriaus tiesiog peržvelgsim per visas 8 dienas. Aišku, galės žmonės tą girdėti ir čia atvykę aikštėje, mes tikimės, kad ir Marijos radijo pagalbos dėka jie galės įsiklausyti į katechezes, kad būtų tam tikras tęstinumas. O šiais metais kunigai bus keletą kunigų, tai bus ir kunigas Mozė Mitkevičius, ir kunigas Gediminas Jonkūnas, kunigas Algirdas Akelaitis. Sekmadienį 15 dieną laukiame arkivyskupo Visvaldo atvykstančio iš Ukrainos, jis yra aukos mišes 15 dieną ir sakys katechezę. Tai visą detalę informaciją galima rasti ir internetiniam puslapį, tiesiog pasitikslinant, kuris katechezės sakytojas bus kurią dieną. Ir iš tikrųjų, tarp viso šito, mes dar turėsime kultūrinių renginių programą, kuri irgi, kaip sakant, yra neatsiejama Šiluvos dalis, kaip apskritai kultūra, turbūt neatsiejama Šiluvos dalis, tai taip ir Šilinių neatsiejama dalis nuo įvairiausių knygų pristatymų, koncertų. Kas dar šiemet būtų? Šiais metais laukia mūsų tikrai 2 koncertai, tai abu šeštadienis. Po šventų mišių žmonės gali tiesiog pasilikti ir bazilikoje pasimėgauti gražią muziką. 7 dieną labai gražiai ir tikrai pati labai laukiu to Šiluvos choras, kur atrodo šitam mažam miestelį, subūrė kolektyvą žmonių, kurie atliks koncertą Gėlės Marijai. Tai tikrai bus ir įvairios giesmės Mergeliai Marijai ir tas jisai vyks bazilikoje. O 14 dieną po savaitės vėl šeštadienį 19:30 choras Veritas iš Kauno atvykstantis, jisai padovanos chorinio ir manau ir solistų bus tenai ir visos choras, tai tokį koncertą, kuris vėl tikriausiai pradės mums pamastyti ir apie kryžiaus kančią, nes tą dieną mes minime kryžiaus išaukštinimo dieną. Ir taip pat knygų pristatymai. Labiausiai laukiama knyga, kuri jau atrodo keliauja čia, tai yra arkivyskupo Kęstučio Kėvalo Žmogaus širdis sutverta dangui knyga, jos pristatymas bus taip pat šeštadienį, 14 dieną, 14 val. Čia aikštėje. Įsigyti jau galima ir Šiluvos piligrimų centre tą knygą, nes jau žmonės skambina tikrai ir klausia, kur galime rasti tą knygą. O trečiadienį, kada yra pašvęstojo gyvenimo diena, bus pristatyta knyga apie celibatą. Tai aš manau, kad tai nebus tik tai kunigam ir seserim vienuoliam ar žmonėm, kurie jau yra giliai bažnyčioje ar nesusituokę, man atrodo, tas klausimas vėl yra kiekvienam aktualus, ar vis dar reikalingas celibatas. Tai jeigu turi tokių klausimų, trečiadienį atlaidų viduryje, rugsėjo 11 dieną, 14 val. Leidykla Artuma pristatys knygą apie celibatą. Ir atlaidai vis tiek yra atsiejami dar nuo vieno dalyko, tai nuo to gausumo, kai gali visko juose rasti. Gali rasti dvasiai, bet gali rasti ir kūnui. Ir šiais metais taip pat ir šalia Šiluvos piligrimų centro mes turėsime įprastas katalikiškų leidyklų palapines ir neatsiejama jau liaudatos į palapinę. Taip, jau irgi tapo tradicija beveik, kad kiekvienais metais irgi tai tapo iš žmonių klausimų atsirado. Kada popiežius paskelbė liaudatos į metus, jisai pakvietė mus truputėlį labiau atsigręžti į ekologiją. Ir tada žmonės pradėjo klausti, o kur mums dėti nereikalingus šventus paveikslus, o kur mums dėti kokius paveikslėlius šventus.
Ir čia mes sugalvom tiesiog tokią mintį tų metų progą ir pamatėm, kad pasiteisino. Tai šalia Piligrimų informacinio centro, kaip jau paminėjai, kad atvažiuoja knygynai ir Katalikų pasaulis ir Artuma, ir Magnificat leidiniai, ir Biblijos draugijos leidiniai, tuo pačiu seserys Benediktinės, kurios pristato ir savo rankdarbius. Mes tikimės, kad bus ir broliai kapucinai su kava atvykstantys. Tai atrodo, to galima tokio, kaip mes sakom, ne visai religinio, bet šalia esančio irgi įsigyti ir ateiti kava pasivaišinti, beje, ir Piligrimų informacinį centrą, ir kava, ir ledais. Bet šalia jūs galite rasti dar vieną palapinę, kurią mes vadinam tokią mainytuvių palapinę, kur jūs galite atvežti ir tikrai kreipiamės į visus ir drąsinam, perduokit ir kitiems. Daug kas mes turim kokių nereikalingų, nežinau, ar maldaknygių, ar šventų paveikslų, ar net knygų, ar rožinių, ar pakabukų, medalikėlių. Aišku, visa tai yra religinės temos, kas būtų. Ir juos galima atvežti ir tiesiog atnešti į tą palapinę. Ten mūsų savanoriai, kurie budės, jie tiesiog perrenka, truputėlį sutvarko, sudėlioja ir galima ateiti tenai pasiimti. Mes prašom, kad tiesiog galbūt žmonės galėtų įsipareigoti kokią nors maldą, pavyzdžiui, už misijas, už bažnyčios atsinaujimą pasimelsti ir tiesiog visiškai nemokamai pasimti tos daiktus. Tai tos mainytuvės ir yra, kad aš galbūt atvežu tai, kas man jau nereikalinga, bet pasiimu tai, kas man būtų brangu. Taigi net nemokamai galime parsivežti sakralių dalykų iš Šiluvos. Tai tą palapinės mes vis tiek raginam irgi aplankyti, nes tam tikrą prasme tai irgi yra atlaidų nuotaikos dalis. Nebejotinai. Aš pati turiu šventos šeimos medalikėlį, kuris atsirado Liaudatos į palapinėje, tai tikrai rekomenduoju tiek atnešti, tiek nepabijoti rasti. Taigi iš to, ką mes pasakojam, pas mus visko bus atlaidų metu nuo to 6 iki 15 dienos itin gausu. Nuo dvasinės tematikos iki kultūrinės, iki ekologinių temų galų gale netgi. Ir mes žinome, jog bus išpažinčių laikas, bus palapinės, turiu tau laiko. Tačiau visame tame judėjime, Vaida, ar galima rasti laiko savo ir artimui? Visą tai priklauso nuo mūsų pačių. Žinot, man atrodo, mes gyvenam tokiam truputį neįprastam dabar laike. Praėjo pandemijos laikotarpis, atrodo, kur buvo labai daug klausimų, kas čia bus. Negalim pamiršti ir karo Ukrainoje, kuris dar tebevyksta. Ir atrodo, ko mums labiausiai reikia, tai gal to tokio mažo stabtelėjimo ir šiek tiek daugiau vilties. Tai aš manau, kad mes, aišku, galim tą surasti galbūt ir kažkur kitur, bet mes kviečiam atvykti į Šiluvą, kur galima surasti ir vilties, ir ramybės, ir susitikti net su savimi. Nors atrodo, žmonių tikrai būna daug, bet yra laikas, pavyzdžiui, po vakarinių mišių, kada beje irgi galim prisiminti, kad yra laiminami vaikai, mes kviečiam atvykti ir jaunas šeimas. Po vakarinių mišių kartais aikštėje būna taip gera, tylu ir ramu ir visi šitie sauliukai būna nusėsti žmonių. Tikime, kad Dievas duos gerą orą. Tai pabūti galima visur surasti save, bet Šiluvoje vis tiek tai yra ta šventovė, kur aš sakau, yra daug išmelsta. Ir viena, ką popiežius beje irgi visai kalbėdami apie gailestingumo metus, jis sakė, kad ko bažnyčiai dabar labiausiai reikia, tai iš naujo nustebti tuo, ką Dievas daro. Aš tai raginčiau žmonės atvykti į atlaidus su tokia atvira širdim, iš naujo nustebti, ką Dievas man paruošęs atlaiduose. Ir tą patį ir savo keliu, ir savanoriam, ir seminaristam, ir kunigam, kurie atvyksta čia, mes per dažnai apsiprantame, kad viskas savaime aišku. Esu bažnyčioje, o mums dirbantiems bažnyčioje dar didesnis pavojus yra, kad iš tiesų pasilikti tokiu, aš viską žinau, bet leisti, kad Dievas mus nustebintų. Ir kitas dalykas irgi galbūt prie to tokio apsipratimo, kur popiežius Pranciškus sako, kad pirmasis stabmeldystės žingsnis jau yra tada, kada mes pamirštam, ką Dievas padarė dėl mūsų, pamirštam patį Jėzų. Tai aš galiu atvykti į atlaidus ir prabūti visus 10 dienų ir nesusitikti su Jėzumi. Tai vėl tiek dirbantiems, tarnaujantiems, tiek atvykstantiems žmonėms surasti tą momentą, kur aš susitiksiu su Jėzumi šį kartą. Leisti jam sutikti mane. Ir tada tu gali susitikti vėl ir su savimi ir atrasti tos ramybės netgi šurmulyje. Ir gali sutikti artimą. Artimų tai tikrai man atlaidai visgi yra ta šventė, kur atrodo mes susitinkam tos žmonės, man 20 atlaidai beje. Ir atrodo per tiek laiko yra tų žmonių, kuriuos tu net nežinai vardų, bet jie atvyksta, jie susitinka su tavimi, jie kartais net prieina ir apsikabina ir tau atrodo gera pamatyti tuos pačius žmonės, nes mes vis atvažiuojam švęsti kartu, išgyventi tą bendrystę kartu. Tai ir susitikti save, ir susitikti artimą, ir susitikti Dievą. Nes šių metų dar tas šūkis, kad Dievo žodis yra veiksmingas,
prie altoriaus taip pat užrašytas tas kreipinys, kad ne mergelės Marijos, tas ne vilties motina, ne vilties karalienė, melski už mus. Ir vėl tos vilties šiame tokiam atrodo chaotiškam laike, kur išgyvenam vėl, kaip pasakau, tokį ne visai standartinį eilinį laiką, tos pokyčius įvairius ir kažkas gal baimė išgyvena, nerimą, kažkas liūdėsi vienatvę. Aš tikrai visus raginu atvykti į Šiluvą, nes vilties motina gali mums padėti sustiprinti tą viltį mumyse, kurios labai reikia. Popiežius Benediktas sakė, kad viltis nėra emocija ar jausmas. Viltis yra gyvenimo būdas. Tai tam, kad pasistiprintume tokiu gyvenimo būdu, kviečiam atvykti į Šiluvą rugsėjo 6-15 dienomis ir nepabijoti palikti truputėlį daugiau laiko. Ne tik tai atbėgti prieš mišes, bet jeigu galim pusdienį pabūti, nueiti į koplyčią, uždegti žvakę šviesos koplytėlėje, pabūti tyloje švenčiausio sakramento bazilikoje, kur vyks nuolat adoracija. Bus 2 naktinės adoracijos, galbūt kažkam, kam nedrąsu atvykti dieną. Galim atvykti gal vakare, būti, pavyzdžiui, 7 dieną žiburių procesijų ir tada ateiti tyloj pabūti arba giesmėje pabūti adoracijoje, bazilikoje. Tai tikrai kiekvienam atrasti tą vietą, kur galėtum susitikti save, artimą ir, aišku, Dievą. Ačiū labai. Kalbėjomės Šiluvoje su Šiluvos atlaidų koordinatorė Vaida Spangelevičiūtė Kneižienė. Daugiau informacijos apie visą atlaidų programą galite rasti puslapyje šiluva.lt arba kaunoarkivyskupija.lt ir kviečiame nepamiršti, jog Dievo žodis yra gyvas ir veiksmingas.